Na, mano merginos, ar jūs pasiruošusios mano mergvakariui? Taip. Pirmoji nuotaka, antra, trečia, ketvirta ir pagrindinė aš. Taigi, trenerė Ebi, turėtume surengti geresnį mergvakarį nei bernvakaris. Akivaizdu, kad turėsime geresnį. Jie negali sugalvoti jokių gerų idėjų. Taigi, šiandien mūsų laukia daug konkursų ir man labai įdomu, kas su kuo ką nors nuveiks. Padarykime mergvakarį itin smagų. Taip. Vaikinai, aš nervinuosi, šiaip merginos turi geresnių planų vakarėliui, o mes, ponia Maikai, surengsime šaunesnį vakarėlį. Ponia Maikai, mes apie viską pagalvojome. Patikėkite mumis, visų žandikauliai nukris, kai pamatys mūsų grožį. Gražuolė, ateik čia. Grožį? Sveiki, vaikinai. Sveiki, ponia Maikai. Timūrai? Tai ne Timūras, ponia Maikai, šiandien tai mūsų grožis. Sveiki visi, šiandien gera diena. Mums pasisekė šiandien matyti mergvakarį ir bernvakarį. Trenerės Ebi mergvakarį ir mokytojo Maiko bernvakarį. Berniukų vakarėlis geresnis. Mergvakaris geresnis. Šiandien turėsime daug užduočių ir jose dalyvaus visi. Pažiūrėkime, kokius konkursus ruošia Ebi su merginomis ir mokytojas Maikas su berniukais. Taigi, sutikite mūsų nuotaką ir jos draugės. Mūsų nuotaka Ebi yra geriausia. Mūsų nuotaka Ebi yra simpatija. Sveiki visi. O kur jaunikis? Greičiausiai jis pabėgo. Taip. Mes dar nežinome, bet netrukus sužinosime, kas laukia mūsų jaunikio. Mes. Jauniki, ar ateisi pamatyti savo nuotaką? Taigi, sutikite mokytoją Maiką ir krepšininkus. Mūsų jaunikis šauniausias. Maikas geriausias. Maikas yra geriausias. Mūsų jaunikis šaunus. Oho, mokytojas Maikas padarė puikų darbą. Jis atėjo su tokia gražia mergina. Taip, mes geriausi. Stop, vaikinai, aš suprantu, kad jis yra su tokia karšta mergina, bet mes taip pat turim simpatiją, talismaną. Labai laukiu užduočių. Blondi, kokios užduotis bus? Tikiuosi, kad bus kokius su bučiniais. Vaikinai, kuris vakarėlis jums labiau patinka? Akivaizdu, kad jaunikis yra vienas. Žiūrėk, koks šaunumas. Taigi prieš užduotis turėtume sulaukti staigmenos iš jaunikio ir nuotakos. Kas netrukus parodys savo nuostabą? Manau, kad jaunikis pirmiausia turėtų parodyti savo staigmeną. O mes kartu su merginomis tai vertinsim taip. Ebi, aš tave labai myliu ir paruošiau tau staigmeną. Šoki su šia gražuolė. Bet nepavydėk. Ebi. Nepavydžiu, Maikai, parodyk mums. Na, simpatija yra plika. Ne plika, aš karšta. Velnias. Jie tai daro taip gerai, ypač su kostiumu. Negalim suklysti, turim būti geriausios ir juokingiausios. Nuotaka geriausia. Ne, merginos, jaunikis šauniausias. Na ką, draugai, mes ką tik pamatėme staigmeną iš jaunikio pusės. O ar nuotaka padarė kokią nors staigmeną? Ačiū, šokė, Ebi. O kur tavo nuostaba? Taip pat turime staigmeną jaunikiui. Gražiausių merginų šokis ir šauniausia nuotaka. Na ką, krepšininkai ir jaunikė, ar priimate staigmeną iš nuotakos ir jos draugių? Taip. O dabar norime, kad kas nors duotų užduoti nuotakai ir jos draugėms. Aš žinau, kokia užduotis privers jas šokiruoti. Ką, pamatysi dabar? Ar galiu? Taip, galit, varlės. Varlės galit. Po velnių varlės tikriausiai duos mums itin sudėtingą užduotį. Merginos, nesijaudinkit, mes galim tai padaryti. Norime, kad nuotakos draugės pabučiuotų nevykėlius ir futbolininkus. Ir trenerė Ebi turi pabučiuoti Aisą. Taip. Nagi, merginos, ar atsisakote? Na, varlės, mes galim tai padaryti.
Vaikinai, jūs neprieštarauja, tiesa, tai tik užduotis. Velnas varlės, jūs tiesioginė prasme mirė, mes taip pat tave mylim, Loren. Mano bravašę negalima bučiuoti. Žuža, atsipalaiduok, tai tik užduotis. Nei lūpas merginos, prašau. Merginos, atsipalaiduokite, tai tik užduotis. Mes taip pat darėm, varlės. Trenerėbi, ar tu per drovi tai daryti? Niekam neleisiu pabučiuoti Aiso. Klausyk, Pica, dėl tavęs neįvykdysiu savo užduoties. Pica, leisk pabučiuoti nuotaką, ji turi atlikti užduotį. Na, varlė, ši užduotis mane supykdė, aš tikrai pavydžiu. Mes tai padarėm, varlės. Kas galėtų galvoti, kad nepadarytumėt? Jūs negalėtumėte to padaryti kitaip, zuikės. Taigi sekanti užduotis jaunikio komandai. Kas užduos užduotį? Aš turiu užduoti jaunikiui. Jaunikis, jūs turite atpažinti savo nuotaką pagal jos svorį. Ar pavyks jaunikiui? Lengva. Jaunikis tai padarys. Jis žino savo nuotakos svorį. Štai jums užrištos akys, ponia Maikai. Na, merginos, kas pasiruošę dalyvauti tame konkurse? Visos! Ponia Maikai, tai bus sudėtinga. Aš galiu tai padaryti. Nagi, nagi. Na, mokytojau Maikai, štai pirmoji mergina, griebkit ją dabar. Ne, tai ne Ebi. Gerai, kita. Na, tai gali būti Ebi. Na, gal pabandykit dar kartą. Kita. Nešiokit ją. Jūsų testas yra labai sudėtingas. Nagi, kita mergina. Ar tai buvo Ebi? Na, aš galvoju apie ankstesnę. Gerai, kita. Mokytojau Maikai, paneškit šitą. Kodėl tu man trenkėjai? Kodėl? Kita. O, va tai Ebi. Ar tikrai tai Ebi? Ar tu taip manai? Tu įsitikinęs? Taip. Na, mokytojau Maikai, atverkite akis ir pažiūrėkite į savo nuotaką. Tai Nastė. Ebi? Aš labai atsiprašau. Tu suklydai, mokytojau Maikai. Maikai, ar neprisimeni mano svorio? Sveriu 45 kilogramus, o Nastė 46, aš lengvesnė. Bet ar vis tiek ištekėsi už manęs? Maikai, atlik savo užduotis arba persigalvosiu. Kita užduotis. O dabar užduotis. Karšta kėdė. Nuotaka Ebi ir jos pamergės atsakys į mūsų degančius klausimus. Tik ramesnius klausimus, gerai? Trenerė Ebi, nesijaudink, mes atsakysime. Aš turiu klausimą. Trenerė Ebi, kurią mergaitę imsi krikšto mama, kai turėsi kūdikį? Kai turėsi vaiką, Diana imsi krikštamotę. O kaip mes? O jūs būsite auklės. Trenerė Ebi, jei labai mylite mokytoją Maiką, atsakykite klausimą. Koks jo batų dydis? Ebi, tu tai žinai, prisimink. Jo koja, mano nuomonė, yra 0,5 metro. Ebi, ar tu neprisimeni, nes jam nupirkom vestuvinius batus, jo dydis kem 5. 45. O kaip yra taip, kad trenerė Ebi išteka už mokytojo Maiko ir neprisimena jo batų dydžio? Viską prisimenu, kai tik pirkome batus, jie buvo 50 cm su prailginta nosyte. Kitas klausimas. Mūsų klausimas. Gerai. Trenerė Ebi, apie ką svajoja mokytojas Maikas? Apie sūnų ar dukrą? Kartą jis mums pasakė, tai taigi mes žinome. Ebi, aš tikiu tavimi. Ar pasakėjai jai apie ką svajoji? Ne, bet ji atspės. Mes su Maiku svajojam apie dukrą ir 3 sūnus. Ką? Daug vaikų, šaunu. Tiesą sakant, aš svajojau apie 1 sūnų. Na, apie tai jūs svajojate, ponia Maikai. Kitas klausimas. Pamergės, koks yra mėgstamiausias Maiko mokytojo patiekalas, kuris jį dažnai užsisako mano kavinėje? Ebi? Merginos, aš neįsivaizduoju. Na, merginos, pabandykite prisiminti. Na, pica, carbonara. Mums reikia kažko, ką jis dažniausiai užsako. Manau, jis dažniausiai užsisako vaisių salotų. Mokytojas Maikas dažniausiai užsisako jūsų kavinėje. Aisai, vaisių salotas. Ne, jis dažniausiai užsisako žirnių želė. Taigi, ką mes merkiam žirnius? Taip, tik ponui Maikui. Turi daugiau klausimų? Jokių klausimų. Na, mūsų nuotaka išlaikė karštąją kėdę, o jaunikis atliko visas užduotis. O dabar
O dabar mes merginos savo mergaičių kambaryje surengsime mergvakarį, o berniukai rengia bernvakarį mėlyname name. Merginos, eime! Na, vaikinai, eikime į mėlyną į namą. Mūsų jaunikis šaunus, mūsų jaunikis pagamintas iš aukso. Maikas yra pats geriausias. Merginos, išeiname į bernvakarį. Merginos, kodėl mes sėdėm visos į mergvakarį? Na ką, trenerėbi, tu rytoj ištekėsi. O šiandien siūlau papasakoti vienos kitoms apie mūsų pirmąją meilę. Nesijaudink, mokytojas Maikas apie tai nežinos. O jei aš jums pasakysiu? Tai jei ketini pasakyti, dabar būsiu už durų. Taigi, pirmoji mano meilė buvo vaikų stovykloje. Mes ten nuvažiavome su šokimu. Su draugėmis ir nuėjome į diskoteką ir ten pamačiau jį. Jo vardas buvo Bobas. Jis pakvietė mane lėtam šokiui. Aš įsimylėjau jį, jis įsimylėjo mane. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Mano nuomonė, beveik kiekvienas turėjo tokią pirmąją meilę. Ne, man buvo kitaip. Na, Kno, papasakok, kas buvo tavo pirmoji meilė? Visiems įdomu. Na, iš tikrųjų, tai buvo darželėje. Sėdėjome vieną šalia kito ant puodų. Toliau nepasakosiu. Na, suprantat, jis nuvertė puodą, aš patekau į kakučius. Atėjo mokytoja ir ant mūsų šaukė, bet mes įsimylėjom vienas kitą. Mes šaunesni nei merginos. Vaikinai, 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 vaikinai. Wow, wow, wow. Vaikinai, 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 vaikinai. Knopa, tavo pirmoji meilės istorija per daug vaikiška. O dabar papasakosiu savo pirmosios meilės istoriją. Aš jau žinau, Dianos istoriją žinau. Užsičiaupk, įdomu klausytis. Taigi, merginos, atidžiai klausykitės. Mano pirmoji meilė buvo 9 metų. Šiam berniukui buvo 11 metų. Iš pradžių mes draugavome ir viskas buvo puiku. Bet kažkaip jis man atsiuntė žinutę per WhatsApp, kad nori susitikti su manimi už garažų ir pasibučiuoti. Na, tada nustojome su juo bendrauti, apie tai sužinojo mama. Ir apskritai dabar nesuprantu, kaip man jis kažkada galėjo patikti. Nesuprantu, įsimylėjot vienas kitą ar ne? Mylėjau jį, kol draugavome, o tada, kaip jis paprašė manęs pasibučiuoti, iš karto nustojo man patikti. Nastė, kaip tavo pirmoji meilė? O, merginos, tai ilga istorija ir man tada buvo 13 metų. Pasakok. Atėjom čia mergvakariui. Kodėl iš karto mūsų nepakvietėt? Gal todėl, kad davėt mums neįtin malonę užduotį? Varlės, kaip jums negėda? Gerai, varlės, atsisėskite. Čia mes kalbame apie pirmąją meilę. Pasiklausykim jūsų istorijų. Mes mielai jums papasakosim. Tai ilgam, bet aš paklausysiu apie pirmąją varlių meilę. O dabar pasilinksminkime, kas šauniau šoka su gražuolė Kostė. Dabar Maikas, Pone Maikai, rytoj tuokėsi kas? Ponas Maikas! Turiu tokią beprotišką istoriją. Kartą su kaimynu visai nakčiai užsidarėme Rūsyje. Tėvai mūsų ieškojo, mes visą naktį žiūrėjome vienas į kitą. Apstulbus. Prisimenu, kaip tavo mama skambino manai ir verkė, kur yra blondi. O tu su kaimynu sėdėjot Rūsyje ir žaidėt kareivukais. Šauni istorija, blondi. Aš vis dar jį myliu, bet nežinau, kur jis dingo. Gerai, supratau, mergvakaris truks visą naktį. Dabar futbolininkės pasivys. Sveikos, mes čia jūsų mergvakariui. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, spauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Sekite naujienas apie naują epizodą apie trenerės Ebi ir mokytojo Maiko vestuvės. Futbolininkės, atsisėskite. Iki pasimatymo ir ate!